Okay, let's go. Sveiki gyvi, bokai. Varom žvejoti. Iš tiesų labai trumpai žvejybai į laukinuką tvenkinį. Buvau užvakar, pamaitinau tašką. Vakar nepavyko, neturėjau laiko, dirbau ir dabar jau 5:30 vakaro. Tai važiuoju bandyti. Nesitikiu pagauti iš tiesų, bet negali žinoti. Jeigu nevarysi, tai tikrai nieko nepagausi. Truputį linojam, atšylo, atvėso orai čia po truputį šitų karščių. Tai gal kas nors, iš tiesų nežinau, ar tvenkinyje yra nors vienas didesnis karpis, kad jų ten būdavo anksčiau, tai žinau, tikrai pernai esu buvęs, pagavau vieną apie 6 kg kažką tokią. Ir nežinau kaip ten. Tada buvo kaip tą 6 kg pagavau, po 2 dienų toj vietoje jau stovėjo tinklas. Tai brakonierių yra, tai tų karpių gali būti, kad jau ir nebėra. Nežinau, tai bandysim. Tvenkinukas labai mažas, ką žinau, 0,5 hektaro. Tai prieš gaisrinis, ko gero, kam čia jie būdavo daromi. Kiekvienas kaimas gal realiai tokį turi. Nežinau, bet kažką tai darysim. Palapinę pasistačiau jau, prieš kelias valandas buvau nuvažiavęs, truputį dabar linoja. Daiktų netrūksta, bagažinė pilna. Maisto net nesėmiau nieko, nes man čia iki namų labai arti. Tai žiūrėsim, kažkas bus. Pasidarysiu kažką pašarą, parodysiu. Bet aišku, kad nebus komercinis, nebus nieko panašaus į Čekiją. Daug kibimų tikrai. Nors vienas išvažiavimas būtų viskas, aš ramus. Bet bus matyt, viskas. Jau galima sakyti ir atvažiavau. Tai jau viską aprodysiu. O pradėjau šnekėti išvažiuodamas nuo namų. O tiek laiko truko davažiuoti. Tai viskas. Taip. Vėliau detaliau parodysiu. Einu ruoštis. Kažkiek jau kažką ir apsimėčiau. Pamiršau neškerėm laikiklius, tai dar teks nuvažiuoti. Čia mano kitas rytas, kur buvo senom žvejoju, kiti katai. Galima sakyti, kitas komplektas Lietuvoje žvejoj. Pasiėmiau dar vieną metat feederį užsimesiu. Kažkaip taip jauku, žodžiu, ką jauku, tai įvarysiu spodmiksą, aišku, su kanapėm, kukurūzais, kviečiais, tigriniu riešutu. Kaip visą laiką, žodžiu. Tada kviečių kažkokių granalių, dar kviečių. Halibutą ir ananasą boilių, nežinau, 1,5 kilo. Dar iš Norfos kažkokių palėčių. Žodžiu, nieko tokio labai įspūdingo, visiškai nesidarysiu pigiai. Ir kažkaip užpilsiu dar braškę, ananasas, braškė, kažkas panašaus, tas halibutas iš vis nelabai, bet žiūrėsiu, gal ir nedėsim. Kažkaip taip. Pasidariau 2 taškus čia, kaip jau kinau. Abu yra ten, kampe, ten yra daug žolių, nežinau, kas bus, jeigu užkibs, jeigu čia kažkas dar yra. Toks tvenkinukas. Ir esmė, kad gylis iki čia toks. Iki 1,8 maksa viskas, ten labai negilu, labai apaugę, anksčiau buvo amūrų, nebebuvo žolės, dabar žolės labai daug. Kažką bandysim, einu, darausi jaukus, važiuoju iki namų, pasiėmu meškerėm laikiklius. Dar, sakė, atvažiuoju šiaip draugų keletą pabūti, pasižiūrėti, pasišnekėti, tai tiesiog. Jeigu kažkas kils minčių ką pasakyti arba bus kibimas, aišku, kad
stengsiuosi nufilmuoti. Beveik pasirašiau. Pirmas važiuos ant vien braškės, plius popikas braškės dūminis. Kitas važiuos vien ant tigrą. Tigrinis apačia ir tigras popikas viršus. PVA koinės, nežinau, iš pernai metų nepamenu, kad dariau 5 yra, tai dar reikia pabaigti, susiryšį vėliau naujų. Nu ir viskas. Pasiėmiau laivelį, kad būtų tikslingiau. Nemanau, kad kas nors bus, bet bandysiu. Nu va, jau 4,5 valandas, dar nieko nebuvo. Vieną permetimą padariau, tai pakeičiau, uždėjau boilius kitus. Ir daugiau nieko, ramų metodas irgi tyli. Ko gero, taip ir pratylėsim. Be 21. Tylu. Nieko nei pipt. Nei vieno pipt nebuvo. Kaip pirmai pasidariau antrą permetimą. Daugiau nieko nebepermetinėjau. Mėtą gal kelis kartus čia buvau, ar tai iš vis 15 metrų persimečiau. Bet irgi nieko. Tai viskas apsikraušiau lyg ir daiktas jau. Dar mano gerimukas. Ir ko gero reikia lysti į vidų. Kad jau čia atėjau. Nu ir ką, šitą žvejybą, aišku, kad visiškai kitokia ir mažai dar reikėjo iš ankstinį pasidaryti vakar dar, bet nu neišėjo atvažiuoti šventę vakar vis dėlto. Tai ir šiaip nebuvo laiko. Na, užvakar truputį pabėriau. Šiandien kokius 3-4 kilus. Kai įsitraukiau persimetinį, tai dugnas buvo švarus, nei vienos žalytės, tai viskas turėtų būti gerai. Žiūrėsiu, nežinau, ar žvejosiu dar rytoj kiek laiko. Gali būti, kad iki kažkelintos, iki 10, tarkim, pažvejosiu, bet vėliau išvažiuosiu, bet paliksiu, aišku, palapinę stovėti ir vėliau vėl kokią 6 atvažiuosiu. Ko gero gali būti, kad čia video net išeis, nieko neišeis sukt, nes neturiu tiesiog ką parodyti. Kibimų nėra, nieko nedarau, tik laukimas. O, iki šiol tai 6, beveik 7 valandas žvejybos, tai vadinėjai pip. Vadų laukia yra, bet šiaip nėra šalta. Viskas arba iki ryto, arba iki kibimo. Šaika kažkas yra. Atsileido. Bet iš pradžių keli piptelėjimai buvo dar ant šitos meškerės, tada ant šitos pipt ir atsileido. Tik atsiguliau. Nu nieko, dar palauksiu. Šiek tiek, bet įtariu, kad jau teks permetinį. Nu tai labas rytas. Be 10:07. Kaip užmigau. Tai nebuvau nei prabūdęs, o dabar tai prabūdau ir galvoju, reikia keltis, kad dar permesti, dar bent valandėlę 2, tai tikrai būsi, tai tegul. Tai vat nieko daugiau nebuvo, vakar ten tie papipsėjimai, tai ant abiejų meškerių vienu metu gali beveik. Nu ir tokie reikalai, nieko nuostabaus, normalu. Šiaip reikėtų dar vat. Jeigu šiąnakt klyčiau, tai jau gal šiąnakt labiau būčiau nusiteikęs pagauti ir nusiteikimas tai yra ir taip pagauti, bet tik kad nėra kibimo.
Nu, ką darysi. Nežinau, gali būti, kad šiandien dar būsiu viena, gali būti, kad važiuosiu namo, gali būti, kad grįšiu vakare, o gali būti, kad iš vis nebežiūrėsiu. Tai bus matyti. Nu ką, liūdni reikalai, žuvies dar neturim. Ta prasme, ko gero, gal jos ir nebus. Nežinau, ką darysiu, bet greičiausiai, kad mano žvejyba jau greitai baigsis. Nu, bet dar yra šansų, kad pasikoreguos kažkas. Pasirašiau dar kelis gailiukus. Krylis su skvydu, tigrinis rieštas su ananasu. Bandysiu pakeisti. Ir kažkaip taip. Ašarų dar turiu užtemšimą. Dar bandysiu gilis, kur žvejoju, kažkas tai apie metras 10. Ramu, šuolių jokį nesimato. Klausimų jokio. Aš nematau nemažai dalies tvenkinio. Šiaip nemažai ten amūrų yra. Oi, amūrų žalių daug yra. Amūrų reikia įleisti iš tiesų. Šeštadienį kaip ir turėtų paskambinti, kad nupirksiu 10 amūrų. Atvažiuočiau įleičiau, nes vienu metu čia jų buvo įleista keletas, tai buvo labai tvarkingai išvalę. Bet jau kelinti metai vėl viskas auga. Čia kaip gilioji dalis, tai žalių nėra, bet ten realiai nėra kur žiūrėti. Kažkaip taip. Net nežinau, ar jau krautis palapinę, ar dar ne. Toks pasimetęs. Sunku, kaip trūksta laiko. Aišku, atvarysiu rugpjūtį, tada jau į Lietuvą. Tai turėsiu tikrai šiek tiek daugiau laiko. Apsidirbsiu darbus per pirmą savaitę, ar ten kažkiek daugiau laiko, nežinau. Pirmą pasidarysiu darbus, tada viską skirsiu žvejybai. Šį kartą tai čia 7-6 dienos, tai mažai laiko atvažiavusi, nei atostogas gaunasi niekas. Kol kas dar bent jau pirmą naktis, kaip truputį daugiau pamiegojau, apie 5-6 valandas. Reikalas toks, kad jau susikroviau palapinę, susikroviau daiktus ir baigiu žvejoti. Dabar yra po 1:20, įsitrauksiu meškerės ir ko gero aš dar grįšiu vakare nakčiai, tik grinai nakčiai iki ryto, bet jau be palapinės, o tiesiog pasimsiu pagrindinės tašis, mažą palapinę, kad būtų šiokia tokia pastogė tik daiktams susidėti, o pats atvažiuosiu, užsimesiu meškerės ir permiegosiu mašinai, nu o gal naktį. Pernai čia kai buvau, tai žvejojau lygiai 3 naktis. Dienomis nežiodavau, tik naktimis grinai vėlai vakare ir anksti ryte baigdavau. Tai pagavau 1/3 naktį. Nu ir gal šiandien jau kas nors ir bus, ir vakar nežinau. Antra meškerė buvo atleidę tas pipsėjimas, bet ten greitai viskas vyko taip ganėtinai. Ir ten aš nelabai suprantu, nematau, ar bėbrų takelis yra, ar ten žmonių žvejoja su plūdiniam kas nors, nes būna, kad čia tų pitų žvejų dar su plūdiniam karasiukus gaudo. Tai gali būti, jeigu ten bėbro takelis, tai gal plaukia bėbras ir užkabino valą ir gal net nebuvo tai kibimas. Nu, bet kuriuo atveju garsas kažkoks buvo, jau dalys irgi buvo prasidėjęs, bet reikia dar pratęsti. Tai dabar kokias 5 valandas važiuoju, pasitvarkysiu kažką, padirbėsiu. Na ir gal ant kokių 8-9 atvarysiu, iki kokių 7 rytojaus. Ta prasme, ko gero, gal net vieno metimo žvejyba. Užsitemsiu vakarė, arba bus, arba nebus. Nu ir tiek žinių. Viskas, baigiu. O daiktus meškerių net nesivešinamo, pasidėsiu netoli. Tai kad vėliau nereiktų graibšto, irgi paliksiu, matą paliksiu, kibirus paliksiu, jau kam vėliau susimaišysiu. O visą kitą jau susikroviau. Be 15:08 aš jau vėl čia, bet
dabar dar atvažiavau ir dar važiuosiu namo, atvarysiu vėliau netgi, gal 10, gal 11 ir bus vieno metimo žvejyba, tai dabar greitai dar pasidarau jauką truputį, spodmiksą sudėsiu, įdėsiu, granulį net nedėsiu, šitų nedėsiu ir truputį ananasinių boilių, viskas. Ir pakaks man čia. Žodžiu, išvešiu truputį tašių, nes mėgausiu šiandien bagažinį, kėdutę dar reikia išimti laiką. Nu ir kažkaip taip, žodžiu, bus spodmiksas ir ananasiniai boiliai į laivelį, tai čia man 4 užtraukimam kokiem padalinsiu, kad panašiai užtektų. Nu ir viskas. Žodžiu, viskas miksuojasi, skubu. Kėdę dar pasiėmiau. Taip va, minimaliai. Visiškai. Čia kelias tos. Oi, čia nepavačia metodą. Žodžiu, turiu kelias spalvą. Čia jaukas, kur susimaišiau, spodas ir boiliai. Kelias granulės įmečiau ir dar užpyliau braškinio likvido. Taip, čia uždėjau tigrinis riešutas ir braškę su pava keliaus tuoj. O čia uždėjau žuvinį ir robin rėdą popiką. Nu ir viskas, manau, bus vieno metimo žvejyba, nebent bus kažkoks kibimas ir tada permetimas. Bet kol kas planas toks, kad užmetu, apsitvarkau ir einu mėgot, nes be galo noriu mėgot, pavargau ir rytoj ryte jau daug darbų laukia, tai nežinau kaip bus, bet kažką reikia bandyti. Žodžiu, jeigu bus, pasistengsiu nufilmuoti. Tiesa, neatsimenu, rodžiau, kai pasidariau miego vietą. Bam, šiaip vietos, tai labai daug čia turėtų būti gerai mėgot. Tai kokia bėda, kad bagažinė tai iš vidaus neatsidaro, teks lipt pro dureles. Jeigu už kažkas bus, tektų kaip, tai sugalvojau, kad galvą dėsiu čia, pagalvės nepasiėmiau. Nu, turiu šiaip striukę, dar ten kažkokių rūbų, tai kažką pasidėsiu. Nu ir viskas. Taip labai kompaktiškai. Termosėlis, powerbankas, telefonas. Meškerės užmestas. Nu ir va, matas. Čia visko, boilių, popikai, sistemos, kabliukai, pavadėliai, jauka, pava, vaistai, metodai dar paliečia, jeigu netyčia kažkas būtų. Graibštas, viską, ko reikia po ranka ir labai kompaktiškai taip. Kad taip visą laiką išeita, bet taip niekada daugiau. Nu, gal kažkada ir išeis, bet netokiam sąlygam. Kitos mano meškerės, kur Lietuvai naudoju, čia mano pačios pirmos čia pirktas, tai Daivas, kotai ir akumos rytas. O ten tiesiog metodas. Šiaip galvojau, gal koks karasiukas iškiš, bet nieko. Nu ir ką, reikia eiti. Turim po 11:10. Labai greit laikas eina. Truputį pasidėjau, paskrodinau ir viskas. Bandau mėgoti. Žodžiu, žvejyba vieno užtempimo. Laivelį įsidėjau į mašiną jau supakavęs. Tai kaip ir viskas. Labai norėčiau, kad užkirtų. Bet bus kaip bus, šiaip gaila, nemačiau nei vieno rausimo, nei vieno šuolio. Tai gal jų čia ir nebėra. Kas ten žino. Baigiau, susikroviau daiktus, be laimikio, nieko nebuvo, jokio piptelėjimo. Nu, laukinis tvenkinukas vis dėlto karščiai, negilusis labai, kur negilioji vietą, tai šis užmes nėra kur, nes vien žolės. Tai žiūrėsiu, šeštadienį turėtų paskambinti, gal nupirksiu mūrų įleisiu. Nu, iš tiesų, nežinau, ar yra čia nors vienas karpis. Didesnis bent jau, mažesnis, nes iš kalbų girdėjau, kad šiemet matė kaip neršia, bet tai kalbas. Tai
Neaišku, kas ir nieks nematė, iš artiniai kokią dydžią, nieko tik matė, kad šokinėjo. Kas nušokinėjo, nieks ir nežino. Na, esmė, kad pasibūta, pailsėta, žvejojau tik naktis, kaip matot. Ir viskas, o daiktai pakrauti. Grįšim į darbus. Tai ir nedaug trūksta čia laiko iki rugpjūčio. Grįšiu vėl į Lietuvą, tai čia nežinau, ar varysiu, bet varysiu tikrai ant didesnį laukinį ežerą, kur žinau, kad labai senai yra įleista karpį. Bet kad kas nors pagautų, neteko girdėti. Tai nežinau, bet bandysim. Žodžiu, kažkaip daug maloniau žvejot, kaip nekimba vienas po kito, nes turi poilsį, turi laiką. Čia buvau pamiršęs, kas tai reiškia po visų komercinių tvenkinių. Žodžiu, viskas gerai, kad ir be žuvies, bet vis tiek pailsėta, oras geras. Nu ir ką, viskas, iki kito karto.